Kas iš tikrųjų yra pardavimų piltuvėlis, kliento kelias ir kliento sąmoningumo lygiai. Ir kodėl be jų tu niekada neuždirbsi tiek, kiek galėtum. Taigi, jeigu tu nori uždirbti daugiau, o galbūt tu ką tik neseniai pradėjai savo veiklą ir nori pagaliau pradėti generuoti pajamas iš savo veiklos, tai šis video yra būtent tau. Ir ne, tai nėra ta garsi antraštė, kad pritraukti auditoriją. Tai yra tiesiog faktas. Tu turi suprasti šiuos dalykus, jeigu tu nori, kad tavo klientai mokėtų tavo, ne tavo konkurentams. Ir šiandien aš tau parodysiu, paaiškinsiu, ką reikia daryti, kad tavo turinys generuotų pinigus. Ne daugiau sekėjų, ne daugiau komentarų, ne daugiau laikų, o daugiau apmokėjimų. Ir tam tau nereikės kažkokio išlaižyto vizualo, šokti plikais papais ir dalinti pastoviai dovanas, tam, kad pritrauktum bomžų auditoriją. Taip, iš tiesų bomžų auditorija, nes jie tik ir laukia nemokamai dovanų, tada pasiima visas dovanas, susirenka ir iš karto dingsta. Tu jų nenori, tau jų nereikia, jie niekada netaps tavo klientais. Tau tai reikia suprasti kelią, kuriuo eina tavo klientas. Kelią nuo pamačiau tave pirmą kartą iki sumokėjau ir grįšiu dar kartą. Ir iš tiesų tai yra pirmoji vieta, kur 90% ekspertų susimauna. Jie galvoja, kad tas kliento kelias, tai yra kliento kelio žemėlapis, tai kas vyksta kliento galvoje ir yra tas pats pardavimų piltuvėlis. Iš tiesų taip nėra. Kliento kelias, pardavimų piltuvėlis ir kliento sąmoningumo lygiai tai yra 3 skirtingi dalykai. Ir jeigu tu nesuprasi skirtumų, tu tiesiog deginsi pinigus, bandydamas statyti piltuvėlį, kuris ignoruoja kliento psichologiją. Jeigu tu nori pinigų, kurk kelią iki pinigų, o ne postus be krypties. Sveiki, aš esu Erika ir čia mes kalbame apie marketingą socialiniams tinklams. Paprastai visiems suprantama kalba. Dauguma mūsų tikrai girdėjome tokius terminus kaip kliento kelias, kliento kelio žemėlapis, bet daugelis juos supranta, sakyčiau, šiek tiek per siaurai, tarsi kokį techninį maršrutą. Sustatyk kelio ženklus, sudėliok rodyklės, nuimk kliūtis ir klientas nulėks iki kasos pats. Svarbu, kad būtų mygtukas apmokėjimui. Skamba logiškai, bet realybėje taip neveikia. Kliento kelias tai yra visa žmogaus patirtis nuo pirmo kontakto iki lojalumo jūsų prekės ženklui. Tai ir emocijos, ir abejonės, lūkesčiai, baimės ir viskas, kas kuria arba greuna pasitikėjimą. Taip, techninė pusė mums yra tikrai būtina. Mes turim žinoti, kur mūsų auditorija vaikšto ir kokiais kanalais mes galim ją pasiekti. Bet dauguma verslų kažkodėl labai ignoruoja ir psichologinę pusę. Tau reikia suprasti ne tik, kur žmogus spaudžia, bet kodėl jis tai daro. Ir tai yra labai svarbu, kodėl jis sustoja, nors tavo sistema techniškai tvarkinga, ji atrodo ideali. Kodėl žmogus nedaeina iki pirkimo? O nedaeina, nes jo galvoje įvyksta lūžis. Nesaugumas, nepasitikėjimas, neaiškumas galbūt dėl vertės ar sena bloga patirtis. Kliento kelio žemėlapis mums padeda pamatyti šiuos lūžius. Kur krenta pasitikėjimas, kur dingsta motyvacija, kur reikia mūsų įsikišimo. Ir jeigu tu bandysi stumti žmogų per piltuvėlį, ignoruodamas jo psichologinę būseną, tai tu deginsi paprasčiausiai savo pinigus. Todėl šiame video aš kalbėsiu ne apie mygtukus ir ne apie techninę pusę, o apie psichologiją, kuri lemia pirkimą. Taip, ir modelių yra tikrai daug, visi jie turi savo vietą, bet socialiniuose tinkluose klasikiniai modeliai ne visada veikia arba veikia nepilnai. Todėl aš rodau tą struktūrą, kurią naudoju pati, mokau kitus, realiai ji veikia greito dėmesio ir didelio triukšmo aplinkoje. Ir taip, tai nėra tikrai vienintelis ir teisingas modelis, bet aš manau, kad tai yra vienas efektyviausių modelių darbui socialiniuose tinkluose. Dabar užduosiu keletą klausimų, į kuriuos aš manau jūs labai greitai atsakysit. Kokius apatinius perka mergina, kuri ruošiasi į pasimatymą, į susitikimą su vaikinu? Kokius apatinius perka moteris, kuri ruošiasi gimdymui? O kokį automobilį perka vienišas turtingas vyras? O kokį automobilį perka 4 vaikų tėvas? Ką tai parodo? Mums tai parodo, kad skirtingi žmonės visi renkasi skirtingai, priklausomai nuo savo situacijos ir savo poreikių. Ir būtent todėl mes turim kalbėti apie kliento kelią. Ir dabar dar vienas klausimas. Pasakykit, prašau, kodėl Ferrari nesireklamuoja per televiziją? Manau, atsakė teisingai, nes ten nėra jų auditorijos. Tam, kad pasiektumėme savo klientą, mes turim žinoti ne tik, kas jis yra, ko jis nori ir kokias problemas mes galim jam padėti išspręsti, bet ir kokiu keliu eina ir kaip jis priima sprendimus, kur mes jį galim surasti. O ką dauguma daro? Dauguma bando parduoti savo Ferrari ten, kur pilna žmonių, tie žmonės seka, žiūri, komentuoja, bet niekas neperka. Nes tai ne jo Ferrari auditorija. Ir paskui verkia, kad mano toks produktas afigienas,
O visi tokie aplinkui durneliai, nieks nesupranta, nieks nieko neperka. O dar blogiau, kai pardavinėja savo Ferrari tiems, kas net neturi vairuotojo pažymėjimo. Bet problema yra dar šiek tiek gilesnė. Supraskit, kad kiekvienas žmogus, įsigydamas kažkokį tai daiktą, jis praeina tam tikrą kelią, praeina tam tikrus etapus, kol pasirenka ką ir pas ką pirkti. Pagalvokit apie save, kaip jūs priimat sprendimus. Kiekvienas žmogus prieš kažką pirkdamas praeina tam tikrą psichologinį procesą savo galvoje. Tai yra baimės, abejonės, viltis, savivertė, gėda, painiava, visi prieštaravimai. Tai yra ta natūrali upė, kuri teka nepriklausomai nuo to, ar tu ten esi, ar tave ten nėra. Ir čia prasideda ta didžiausia painiava rinkoje, nes dauguma ekspertų painioja kliento kelią su pardavimų piltuvėliu ir galvoja, kad tai yra tas pats. Jeigu žmogus praeina tam tikrus etapus tai ir pabaigoje nusiperka, vadinasi, tai yra jo kelias. Ne, kliento kelias tai žmogaus realus maršrutas nuo pirmo susitikimo su tavimi, kai jis pamato, pavyzdžiui, reklamą Instagrame, iki pirkimo ir dar vėliau, kai jis rašo atsiliepimą. Online tas kelias yra chaotiškas. Žmogus šokinėja iš Google paieškos į tavo landing page, tada staiga pas konkurentą, į tavo puslapis kraunasi per lėtai ir vėl atgal į YouTube ieškoti apžvalgų. Ignoruok visą tai ir tu prarasi 80% lankytojų dar prieš pirkimą. Bet tai yra tik matoma pusė. Po kiekvienu šiuo techniniu šuoliu vyksta nematomas psichologinis procesas. Kiekvienas paspaudimas slepia emociją. Kai jis eina pas konkurentą, tai ne šiaip naršymas, tai baimė suklysti ir prarasti pinigus. Kai jis skaito atsiliepimus, tai yra skepticizmas ir noras rasti saugumo jausmą. Kai jis spaudžia pirkti, tai yra viltis, kad jo problema pagaliau bus išspręsta. Taigi kliento kelias yra visuma, tai ir chaotiški veiksmai naršyklėje, ir emociniai kalneliai jo galvoje. Jeigu tu matysi tik paspaudimus, bet nesuprasi baimių, tu niekada nežinosi, kodėl jis išėjo likus žingsnių iki pirkimo. Ir rinkodaros specialistai braižo piešia kliento kelio žemėlapius ne tik tam, kad sugalvotų piltuvėlį, o ir tam, kad suprastų kliento psichologiją. Kaip jis jaučiasi, ko bijo, ką tikisi gauti, kodėl stringa ir panašiai. Kliento kelias tai yra žmogaus natūralus judėjimas ir galvoje, ir realybėje. Tai ir emocijos, ir sprendimai, kol jis bando išspręsti savo problemą. Pardavimų piltuvėlis tai tavo sukurta sistema, kuri turi prisitaikyti prie to natūralaus kelio, o ne jį ignoruoti. Kai tu įkeli reelsą, parašai postą, kvieti pakomentuoti, galbūt duodi lead magnetą, kvieti galbūt į webinarą, rašai pardavimo laiškus, email marketingas, tai nėra kliento kelias, tai yra tavo pardavimų piltuvėlis, tavo sistema, kurią tu statai tam, kad paveiktum natūralią kliento upę. Kliento kelias tai yra upė ir ji teka nepriklausomai nuo mūsų. Žinoma, kad mes galim šiek tiek įtakoti tą upės tėkmę, bet iš esmės ji teka natūraliai su visomis kliento baimėmis, gėda, abejonėmis, norais ir visais pasipriešinimais, prieštaravimais. O pardavimų piltuvėlis tai yra tavo hidroelektrinė, kurią tu statai ant tos upės, kad sugautum vandenį, sugautum klientus ir paverstum visą tai energiją, pinigais. Ir kiekvienas mūsų, mes tikrai turim kažkokį tai piltuvėlį. Netgi jeigu jūs dabar to ir net nesuprantat, jūs kažkokį tokį, kad ir patį paprasčiausią piltuvėlį tikrai turit. Bet kažkodėl vieniems tie piltuvėliai veikia, o kitiems neduoda jokių rezultatų. Kodėl? Todėl, kad jų piltuvėlis, tai yra ir reelsai, ir postai, ir visos piltuvėlio dalis, visi pasiūlymai, yra pastatyti ignoruojant upės tėkmę. Jie aklai kopijuoja kitų ekspertų hidroelektrinės, kitų piltuvėlius ir visiškai neanalizuoja, kokia yra jų pačių upė, jų kliento psichologija, jų kliento kelias. Ir tada, žinoma, gaunasi absurdas. Įsivaizduok, kad tu esi sporto treneris ir tu matai pastoviai, kaip kažkoks infoverslininkas labai sėkmingai parduoda kursus, uždirba labai daug pinigų ir dabar šiuo metu paleidžia nemokamą 3 dienų iššūkį, kaip uždirbti iš Instagramo. Ir tai yra jo piltuvėlio dalis, kai 3 dienų nemokamo iššūkio metu jis paskui pardavinės savo produktą flagmaną, tai yra didesnį, brangesnį produktą. Tai yra jo hidroelektrinė. Ir tu bandai pavogti jo hidroelektrinės brėžinius, jo piltuvėlį, pritaikyti savo. Tu paleidi galbūt ir tą patį 3 dienų iššūkį ir visą tai pritaikai savo sporto treniruotėms. Bet pamiršti, kad tavo upė, tavo klientas, tavo kliento psichologija yra visiškai kitokia. Infoverslo klientas galbūt ieško dabar greitų pinigų, jam svarbu uždarbis, galbūt jam reikia motyvacijos, o galbūt jam reikia bendruomenės. O tavo klientas galbūt iš vis apskritai dabar jis nori būti vienišas, jam nereikia jokios bendruomenės, galbūt jam gėda dėl savo šiek tiek per didelio viršsvorio, jis gėdinasi eiti į sporto salę, o
galbūt apskritai jam nugarą skauda ir jis tiesiog nori kažkokių pratimų, kad jaustųsi geriau. Ir tu bandai pritaikyti svetimo kliento kelią savo. Tavo kliento kelias galbūt yra paremtas baime, gėda, tai, kas aktualu tavo klientum, o ne infoverslininko kliento, kai jam aktualu pinigai, galbūt azartas, galbūt bendruomenė. Tai kaip tu manai, kodėl tau turėtų veikti piltuvėlis, ta hidroelektrinė, kuri sukurta visiškai kitai psichologijai? Ir tuomet, kai tau nepavyksta, tu sėdi, verki, kad tavo produktas netoks kažkoks, kad tu galbūt kažkoks netoks, o gal su produktu gerai, gal su tavim viskas gerai. Gal problema yra ta, kad tu paprasčiausiai pastatei hidroelektrinę dykumoje, tu nesupranti savo kliento kelio, savo kliento psichologijos. Kodėl senieji pardavimo piltuvėliai nebeveikia arba veikia labai prastai? Todėl, kad dauguma tų klasikinių piltuvėlių buvo statomi daugmaž ant tos pačios logikos. Kaip kuo daugiau žmonių įstumti į kibirą ir uždaryti pardavimą, uždengti dangčiu. Ir visi jie veikdavo daugmaž vienodai. Skauda, turiu tabletę nuo skausmo, ateik, aš tave išgydysiu. Ir visa tai buvo daroma dažniausiai per spaudimą, per agresiją, per manipulacijas. O tai iš esmės jau yra nepagarba žmogui, žmogaus psichologijai. Žmonės pavargo, persisotino, nebetiki pažadais, jie nebegirdi per visą tą išorinį triukšmą jūsų ir nebenori būti grūdami į tą kibirą. Jie nori būti suprasti. Ir tau jau reikia dabar šiek tiek daugiau, nei tik suprasti problemas ir skausmus, apie ką mes ir kalbėjome praėjusiame video. Ir čia atsiranda nauja paradigma – pardavimų kelias. Ir tai nėra gražesnis pavadinimas piltuvėliui pavadinti. Sakyčiau, tai yra piltuvėlio evoliucija. Jis sukurta pagal tikrą kliento kelio psichologiją, upę ir Beno Hanto sąmoningumo laiptus. Tai reiškia, pirmiausia, tu supranti, kas vyksta kliento galvoje, tu supranti jo upę, tada nustatai, kuriame sąmoningumo lygyje jis yra ir tik po to tu kuri savo sistemą. Reelsai, lead magnetai, webinaras, pasiūlymas, kol davedi pirkėją iki pirkimo. Klientą iki pirkimo. Ir tai jau nebėra kibiras. Tai kelias, kurį tu nutiesi klientui, per kurį tu pats jį vedi, o nestumi į kibirą ir paskui uždarai dangtį. Tu nebestumi žmogaus, tu jį palydi, tu nekeiti jo psichologijos jėga, tu didini jo sąmoningumą, iš vieno laiptelio vedi į kitą ir jis pats auga natūraliai ir tada pirkti tampa jo sprendimas, o ne tavo spaudimas. Kliento kelio žemėlapis tai yra psichologija, upė. Beno Hanto laiptai tai yra sąmoningumo lygiai. Pardavimo kelias tai yra tavo sukurta sistema, hidroelektrinė plus kelias, kuri atliepia abu ir veda į pardavimą. Ir ši 3 sluoksnių logika panaikina visą painiavą tarp kelias ar piltuvėlis ir sukuria tą patį geriausią modelį, kuris šiandien iš tikrųjų geriausiai ir veikia. Prisiminkim dabar pavyzdį iš pirmojo video. Kas nematė pirmojo video, einam pasižiūrim pirmą ir tada grįžti atgal, o mes prisiminkim, apie ką mes ten kalbėjome, kad daugelis ekspertų bando naudoti šabloninį šiltinimą, kuris dažniausiai būna sukurtas infoverslui. Rezultate gydytojas šoka lambadą žmogui, kuriam skauda koja čia ir dabar ir kuriam reikia gydymo dabar. Ir taip, tai skamba absurdiškai, bet būtent taip atrodo daugelio specialistų marketingas šiandien, ypač tų, kurie dirba su jautriomis rimtomis problemomis, jie bando taikyti visiškai netinkamą šildymo strategiją. Kodėl taip nutinka? Nes dauguma įpratę prie termino šildymas ir jį supranta per siaurai. Dažniausiai supranta kaip infoverslo triuką. Pakelsiu įsitraukimą, pašaudysiu rilsiukų, padarysiu humoriuką, intrigėlę, sukelsiu kokią dramą, sudominsiu auditoriją, nes juk auditorijai patinka, visi taip aiškina. Reikia dramų, reikia intrigų, reikia paverkti į kamerą. Tada jie sušils, taps artimi, savi ir tada pas mane pirks. Ir nifiga. Nes šildymas yra daug platesnis procesas. Tikroji šildymo esmė yra visa psichologinė žmogaus kelionė nuo abejingo nepažįstamojo iki pasitikinčio kliento. Tai nėra vienas formatas, tai nėra tik šokiai ir pokiai, tai nėra pramoginiai reels. Šildymas yra psichologinis perėjimas iš vieno sąmoningumo lygio į kitą. Ir čia prasideda didžiausia klaida, kad ne kiekvienam reikia šildymo. Kodėl? Nes šildymas turi, sakykime, skirtingas strategijas. Pavyzdžiui, šildymas gali būti kaip poreikio kūrimas. Žmogus nesupranta dar problemos. Jam reikia pirmiausia suprasti problemą, kad jį davesti paskui iki pardavimo. O gal jam nereikės jūsų produkto. Šildymas kaip autoriteto kūrimas. Žmogus, kuris jau supranta problemą, ieško sprendimo būdo ir ieško būtent to žmogaus, kuriuo pasitikėti. Štai kodėl infoverslo šildymas neveikia gydytojams. Gydytojo pacientas yra visiškai kitoks. Kodėl gydytojui netinka infoverslo šildymas? Nes pas gydytoją neateis tas,
kuriam neskauda, kuriam nereikia gydytojo pagalbos. Jūsų pacientas jau yra tam tikrame sąmoningumo lygyje, jam jau yra sukurtas poreikis, jam skauda, jis ieško sprendimo būdo, jam sprendimo variantų, jam nereikia, kad specialistai iš pradžių apšildyti humorų jį, sušoktų porą šokių ar sugalvotų kažkokių dramų. Įsivaizduokit situaciją, žmogui skauda, jis ieško specialistų, draugė, sakykime, rekomenduoja, pažiūrėk, čia labai geras daktaras, rasi jį Instagram, žmogus ateina į profilį, o ten cirkas, dramų karalienė, humoras, šokiai, intrigų pasaulis. Ar jūs rinktumėtės tokį gydytoją? O dabar prisiminkim iš tiesų, ko žmogui reikia. Jis nori išspręsti savo problemą, jam reikia ne šildymo su šokiais pokiais, jam reikia autoriteto ir pasitikėjimo įrodymų. Ir teisinga strategija gydytojui tai yra autoriteto kūrimas. Gydytojo marketingo tikslas yra nesukurti poreikį, o atsakyti į vienintelį paciento klausimą, kodėl aš turiu patikėti savo sveikatą tau. Tai yra pasitikėjimo kūrimas. Ir jūsų socialiniai tinklai yra ne scena pramogoms, o platforma jūsų autoritetui įtvirtinti. Vietoj šokių ir pokštų jūsų turinys turi būti edukacinis. Aiškinkit apie sudėtingus dalykus paprastai, griaukit mitus, baimę mažinantis, procesą paaiškinantis, sumažinkit paciento baimę, paaiškindami, kas jo laukia žingsnis po žingsnio, empatiškas, kalbėkit apie paciento baimės ir abejonės, parodykit, kad nėra ko bijoti, kad suprantate jį ne tik kaip diagnozę, bet ir kaip žmogų. Įrodantis, rodykit, aišku, čia turi būti etikos ribose, atvejus, atsiliepimus, savo kvalifikacijos kelimą. Jūsų tikslas yra, kad kai žmogui suskaus, iškils kažkokia problema, pirmas vardas, kuris jam ateis į galvą, bus būtent jūsų, nes jūs esate tas patikamas ekspertas, kurį jis jau seniai stebi ir kuriuo pasitikė. O dabar pažiūrėkim, kaip viskas keičiasi pas plastikos chirurgą. Čia apšiltinimas turi dvi visiškai skirtingas formas. Tai poreikių visų pirmiausia kūrimas, nišos apšilimas. Nes dažnai žmogus yra čia žemesnėme sąmoningumo lygyje. Supraskite teisingai, kai aš kalbu, žmogus yra žemesnėme sąmoningumo lygyje, tai nėra kalbama apie asmenybės intelekto sąmoningumą. Nemanykit, kad aš čia taip vadinu ir įžeidinėju žmonės, kad jie yra kažkokie kvaili, durni. Ne, tai yra paprasčiausia kliento kelias ir sąmoningumo lygiai. Problemos suvokimo gylis, kuriuos praeina mes visi, praeina žmogus prieš priimdamas kažkokį tai sprendimą, ką ir pas ką pirkti. Paimkim pavyzdžiui moterį, kuri nepatenkinta savo išvaizdą, nori atsijauninti, pasigražinti, išlyginti raukšlės, bet nesupranta, kokie sprendimai rinkoje apskritai egzistuoja. Jis supranta, kad yra plastikos chirurgija, jis supranta, kad yra botoksas, yra kažkokie lazeriai, yra dar begalį procedūrų, bet nežino apskritai, kas veikia. Ir kas geriausia yra jos atveju. Žinoma, kad moteris, bandydama spręsti savo problemą, ji ieškos informacijos ir rinksis, kas yra geriausia jai, būtent jai. Ką jai rinktis? Plastikos chirurgą ar rinktis lazerio procedūras? Abu sprendžia tą pačią problemą. Pagalvokit, sprendimas yra skirtingas, problema viena. Ką rinktis? Botoksą ar kitas procedūras? Ir šiuo atveju specialistai turi parduoti save ne tik kaip gerą specialistą, bet ir nišą. Paaiškinti sprendimų skirtumus, parodyti, kodėl, pavyzdžiui, chirurginis sprendimas yra tinkamiausias būtent jo situacijai. Kodėl verta rinktis plastinę operaciją, o ne botoksui leisti pinigus. Tai yra poreikio formavimas konkrečiam sprendimui. Antras šildymo būdas – autoriteto kūrimas. Kai žmogus jau apsisprendžia ir pereina į kitą sąmoningumo lygį, jis jau renkasi pas ką eiti. Kas yra geriausias plastikos chirurgas šioje mano situacijoje? Žmogus jau sprendžia, o kam aš iš visų specialistų patikėsiu savo kūną. Ir čia turite parodyti, kodėl žmogui verta rinktis jūs. Čia reikia visai kitokio šildymo, autoritetas, kvalifikacijos įrodymai, aiškumas, realūs rezultatai, kad sukurtumėt pasitikėjimą. Taigi, nustokit vieną kartą spėlioti ir planuokit turinį, nustokit aklai kopijuoti, pirmiausia, išsiaiškinkit savo auditorijos sąmoningumo lygį, ko jam reikia, kad jūs suprastumėt kiekvieną lygį ir pagal tai kurkit turinį. Nepakanka tik išanalizuoti tikslinės auditorijos, paimti problemas, skausmus ir visą tai sukišti į turinį. Jeigu jūs esat gydytojas ar aukštos kvalifikacijos ekspertas, 90% jūsų faktiškai darbo yra autoriteto kūrimas. Nustokit šokti lambadą tam, kam skauda. Pradėkit kurti pasitikėjimą ir autoritetą.
Šie pavyzdžiai su gydytoju ir plastikos chirurgu mums parodo labai paprastą tiesą. Kiekvienas klientas prieš kažką pirkdamas praeina per sąmoningumo lygius. Kiekvienas jų etapas turi skirtingas emocijas, skirtingas kliūtis, skirtingus klausimus, skirtingą pasiruošimą pirkti, skirtingą mąstymą ir skirtingus prieštaravimus. Ir jeigu tu nesupranti, kuriame sąmoningumo lygyje žmogus yra, tavo turinys bus pritaikytas ne tam etapui, ne tam lygiui. Tada atrodo, kad tavo piltuvėlis, tavo hidroelektrinė neveikia ir neneša jokios naudos. Neveikia ne dėl to, kad ji bloga, o todėl, kad tu nepastebėjai, kokia upė teka po tavo hidroelektrinę. Todėl mes dabar pereinam prie Beno Hanto sąmoningumo laiptų modelio, kuris padeda tiksliai suprasti, ką žmogus jaučia, ką žmogus supranta, ko jam reikia ir kokią žinutę tu turi duoti dabar, kad jis žengtų kitą žingsnį. Tai ir yra priežastis, kodėl pas mane pačią klientai ateina patys, nes turinys pataiko tiksliai į jų sąmoningumo lygį, o ne į šabloninį šiltinimą. Beno Hanto sąmoningumo lygiai. Kas tai yra ir kodėl jie tokie yra svarbus ir dažnai juos kartoju. Įsivaizduok, kad tavo klientas tai yra keliautojas ir tu turi nubraižyti jam kliento kelio žemėlapį. Tas žemėlapis padės ir tau suprasti jo kaip kliento psichologiją ir klientui pasiekti tavo parduotuvę. Sakykime, yra du skirtingi scenarijai, du skirtingi keliautojai. Vienas keliautojas jau jaučia trošulį, jis jau sąmoningai nori vandens gerti, tu žinai jo poreikį ir jam parduodi vandenį. Juk nesiūlai vietoj vandens, jam benzino. Kitas keliautojas keliauja, bet nei vandens planuoja pirkti, nei užsukti į parduotuvę, nes jis dabar gerti nenori, jam viskas gerai ir jis neturi jokių planų. Kaip mums sukelti poreikį pirkti ir padaryti taip, kad jis ateitų būtent į mūsų parduotuvę. Tam mes turim suprasti, kas jis yra per keliautojas, kas tai yra per tikslinę auditoriją tavo, kur jis eina, iš kokio taško A į tašką B, į, pavyzdžiui, kitą kaimą jis keliauja, kokie yra jo resursai, sakykime, kiek jis vandens turi, kiek turi energijos, kokia pas jį apranga, kas dar gali būti aktualu pagal tai, kas laukia jo kelyje. Kas laukia jo kelyje? Mes turime išanalizuoti rinką. Miškai, pelkės, gyvatės, karštis, pavojai kažkokie, tyko ar ne? Ar kelyje bus dar kitų parduotuvių? Mes visą tai turim suprasti, kad žinotumėm, kaip mes galėtumėm sukelti jo poreikį. Ne manipuliacija, o tikslinga informacija, pateikiant žmogui, kas jo laukia kelyje, kas jam gresia, kokie pavojai ir kuo jam gali dabar padėti priimtas tas sprendimas pirkti ir užsukti pas mus į parduotuvę. Ir čia atsiranda sąmoningumo lygiai. Pirmasis Beno Hanto sąmoningumo lygis, tai kai žmogus nesuvokia savo problemos. Problema yra, bet aš nesuprantu, kad tai iš tiesų yra problema. Ir dabar mes eisim kartu su savo keliautoju, paimsim jį kaip pavyzdį, praeisim 5 Beno Hanto sąmoningumo lygius. O jeigu mes žiūrėsime Beno Hanto piramidę, tai pirmasis laiptelis ir vadinasi, aš neturiu problemos. No problem, nėra problemos. Taigi, mūsų keliautojas keliauja toliau, jis keliauja su savo vasariniais batais, pasišvilpaudamas, su mažu kiekiu vandens ir jis nesuvokia, kad turi problemą. Jis galvoja, kad su juo viskas yra gerai. Jis nežino, kad kelyje jo laukia miškas, pelkė, kemsynai, brūzgynai, gyvatynai ir galbūt, kad už valandos saulė jau pasidarys labai kaitri ir jis tą vandenį išgers per 5 minutės. Jis nesupranta, kad po kelių kilometrų jis gali likti plikas basas, ištroškęs, nusilpęs ir pavargęs. Jis nuoširdžiai nemato jokios problemos. Jis nemato reikalo eiti pas jūs į parduotuvę. Ir tavo didžiausia klaida būtų šiame etape iš karto jam kišti pardavimą. Sveikas, nupirk batus. Batai afigieni, dar 50% nuolaida, būtinai pirk. Jis tavo mintise sakys, tu ką, normalus, man nereikia batų, aš turiu batus, man netoli čia eiti, aš nusipirksiu tada, kai man reikės. Taigi, ko reikia Beno Hantui pirmame laiptelėje? Ne pardavimo, o suvokimo. Turinys turi parodyti, kas laukia jo kelyje, atkreipti žmogaus dėmesį į tas rizikas, kas jo laukia, sukelti tą poreikį pirkti, kad jisai pagalvotų, tai man reikia tikrai, manęs laukia tokia sunki kelionė, toks kelias, o aš galvojau, kad čia labai lengvai praeisiu, man reikia tikrai daugiau vandens nusipirkti, man reikia ir geresnių batų, ir gal ne tik batų, juk saulė pradės pleškinti, aš per daug nudegsiu, man reikia kremo nuo saulės. Gal aš iš tiesų netoks ir pasiruošęs, kaip galvojau. Ir tai yra tas momentas, kai tu pakeli žmogaus sąmoningumo lygį iš 1 laiptelio į 2.
Antrame laiptelėje žmogus jau supranta savo problemą, bet jis dar nesupranta sprendimų. Keliautojas mūsų jau susimąstė, aha, kelyje neliks parduotuvių, bus karšta, vandens gali prireikti, o jeigu teks eiti per pelkę, tai sportbačiai tikrai bus mano problema. Problemas jis jau suprato. Jis supranta, kad troškulys ir batai gali tapti problema, bet jis dar nesupranta sprendimo kategorijos. Jo būsena tokia, kad gerai, reikės man kažkokių resursų, išteklių, bet kokių, vandens daugiau, kaip ir viskas aišku, bet su batais nėra aišku, o galbūt jam reikia ne batų, galbūt jam reikia žemėlapio, gal jam reikia kitą maršrutą keisti, gal jį gali kažkas pavėžėti, galbūt man dar lasdos reikia. Ir čia svarbu irgi nepradėti žmogui kišti savo prekes produktus, oi pirkit iš manęs, čia tu turi paaiškinti, ne, kokie pavojai laukia, parodyti, kokių tipų sprendimai yra, kokie jie egzistuoja, tai vanduo, batai, krypties keitimas, įranga ir panašiai. Ir čia antrame lygyje turinys turi būti toks kaip edukacinis daugiau, ne, kas yra tikroji problema, kokios klaidos dažniausiai daromos, ką dažniausiai pamiršta keliautojai ir panašiai. Trečias lygis, kai žmogus jau supranta ir problemą, ir turi sprendimą, ir dabar jis renkasi, jis nežino, ką pasirinkti. Keliautojas mūsų irgi supranta, man reikės tikrai vandens, man reikės geresnių batų, man reikės rimtesnės, galbūt netgi aprangos, bet jis nežino, o kiek vandens jam reikės. O kokio vandens, o gal geriau energetinis, o gal geriau šampanas, o kokie batai man tinka, kokią aprangą man pasirinkti. Jo būsena yra tokia, kad tai problema yra, sprendimų yra daug, bet kas tinka būtent man. Ir čia yra labai svarbu, kas tinka būtent mano klientui. Ir čia prasideda palyginimai. Vanduo lyginamas su energetiniu gėrimu, sportbačiai, pavyzdžiui, su kažkokiais žygio batais, vienas maršrutas su kitu maršrutu. Ir trečiame lygyje turinys turi būti toks, kad žmogus suprastų, kas kam tinka. Tai tinka man. Palyginimai, scenarijai, atveju kažkokios analizės, kad jūs padėtumėt žmogui pasirinkti kryptį. Jūs dar nekalbat apie save kaip apie vienintelį brandą. Tu darai tvarką žmogaus galvoje. Štai yra tokie sprendimai, štai kokie sprendimai tinka tam, štai kokie sprendimai tinka tau. Ketvirtame lygyje žmogus jau supranta, kokio sprendimo noriu, ką aš pirksiu, bet dabar iškyla dilema, kuo man patikėti. Mūsų keliautojas jau supranta, kad jam reikia vandens, kad jam reikia žygio batų, galbūt kažkokios geresnės aprangos, bet šalia yra kelios parduotuvės, į kurią man eiti, pas ką pirkti, kas parduoda geresnės kokybės prekes, nes visi jie reikia vienodai, mes esam geriausi. Tai iš ko man pirkti? Ir čia jūs turite parodyti, kuo jūs skiriatės nuo kitų. Čia jau žaidžia jūsų autoritetas, aiškumas, kažkokie įrodymai, jūsų pozicionavimas. Ketvirtame lygyje turinys turi daugiau būti toks, kodėl verta rinktis tavo parduotuvę, tavo kliniką, tavo produktą. Kodėl tavo programa yra tinkamiausia man. Kuo tu skiriesi nuo kitų. Realūs atvejai, konkretus pažadai, kažkokie įrodymai, jūsų tonas, aš suprantu tavo kelią geriau nei tu pats. Penktame lygyje žmogus jau pasiruošęs pirkti ir jam čia svarbus aiškumas, saugumas, užtikrintumas. Mūsų keliautojas irgi jau matė visas iškabas, suprato visus pavojus, suprato visus sprendimus, pasirinko, kad jis nori konkretaus tipo batų ir vandens. Jis stovi prie tavo parduotuvės durų ir jo būsena, aš beveik pasiruošęs pirkti. Pasakyk man, kad čia yra saugu, kad aš teisingai pasirinkau, kad man čia verta būtų. Ir tu čia turi uždaryti kaip ir pardavimą, palengvinti jo sprendimą, nuimti jo paskutinės abejonės ir padaryti lengvą įėjimą, padaryti aišku lengvą pirkimą. Čia mokėti, čia spausti, po to ten kažkokius žingsnius reikia atlikti. Penktame lygyje turinys tai turi būti tas kvietimas veikti, vietų ribotumas, aiški struktūra, kas bus toliau, saugumo jausmas, tu čia ne vienas, mes žinom, ką darom, kad jis jumis pasitikėtų ir lengvai jums atiduotų savo pinigus. Aš manau, kad jeigu jūs sudėsit visą šią gautą informaciją ir visą tai, ką jūs išmokot į vieną logišką sistemą, jūs gausit daug aiškesnį vaizdą, negu bet kuris Instagram guru galėtų jums pasiūlyti. Nes aš su jumis pasidalinau tuo, už ką daugelis ima pinigus. Ir aš tikiuosi, kad tai jums padės uždirbti. Ir
Tikiuosi, kad jūs supratot, kada reikia apšiltinimo, kas tai yra apšiltinimas, kada jo nereikia ir jis gali tik pakenkti, kas yra kliento kelias ir kuo jie skiriasi nuo pardavimų piltuvėlio, kas yra Beno Hanto laiptai, o kad neliktų miglos, dar trumpai pakartokim. Taigi, kliento kelias yra psichologinė upė, tai žmogaus realybė. Jo baimės, problemos, motyvai, abejonės, tai, kur jis eina ir kaip jis jaučiasi tame kelyje, psichologinė būsena. Keliautojo reali situacija, emocijos, baimės, kelias nuo taško A iki taško B. Beno Hanto sąmoningumo lygiai tai žingsniai, per kuriuos klientas pereina, kol suvokia problemą, supranta sprendimą ir yra pasiruošęs jį priimti, pasiruošęs pirkti jūsų produktą. Beno Hanto laiptai nėra turinys, tai psichologinė logika, pagal kurią jūs turite kurti visą savo turinį. Apšiltinimas tai jo psichologinis perėjimas per šiuos Beno Hanto lygius, per Beno Hanto piramidės laiptus. Tai yra kliento judėjimas per Beno Hanto lygius nuo aš neturiu problemos iki aš pasiruošęs pirkti, aš tavimi pasitikiu, aš perku pas tave. Apšiltinimas vyksta tik tada, kai tu pataikai į žmogaus dabartinį sąmoningumo etapą. Piltuvėlis tai tavo hidroelektrinė. Tai tavo sistema, edukacija ir įrodymai, kvietimai, sprendimai, kurie palydi žmogų nuo pirmo susidūrimo su tavimi iki pirkimo, iki pasitikėjimo ir grįžimo atgal. Kai piltuvėlis yra jau pastatytas ant tavo kliento upės ir Beno Hanto sąmoningumo logikos, jis veikia natūraliai ir klientai tave suranda natūraliai ir patys ateina ir patys perka. Kai žmonės ignoruoja psichologiją, viskas krenta kaip kortų namelis. Tavo sukurti kelių ženklai, iškabos, reklamos ir parduotuvė, kurie jam padeda žengti kiekvieną žingsnį ir galiausiai ateiti būtent pas tave. Ir būtent čia ir yra visa esmė. Žmonės perka ne todėl, kad tu gražiai kuri turinį ir dainuoji ar šoki. Jie perka todėl, kad tu supranti, kur jie yra ir duodi būtent tai, ko jiems reikia tuo metu, būnant toje vietoje. Kai tu supranti upę, Beno Hanto lygius, kai tu supranti pardavimo kelią, tavo turinys šildo tik tuos, kuriuos reikia, o ne visus. Jis veda tuos, kurie gali tapti tavo klientais. Dėl to mano auditorijos žmonės dažnai ateina patys. Ne todėl, kad aš einu ir garsiai rėkiu, o todėl, kad kiekvienas turinio vienetas pataiko į konkretų sąmoningumo tašką ir pajudina būtent tą psichologinę vietą, kuri trukdo žmogui žengti kitą žingsnį. Ir kad dar geriau galėtum įsisavinti visą šią informaciją ir pritaikyti ją praktiškai, aš tau parašiau praktinę darbo knygą, kurią tu gali atsisiųsti po šiuo video paspaudus nuorodą.